Kągi, 24 uždavinys ir vėl erdvės geometrija. Duota taisyklingoji keturkampė piramidė ABCDS ir duotas šitos piramidės tūris. Aš ją tiesiog pasižymėjau V didžioji piramidė ir jos tūris 972 šaknis iš 3 kubiniai centimetrai. Šita piramidė yra kertama plokštuma, kuri yra lygiagreti piramidės pagrindo plokštumai ir kertama taip, kad aukštinė yra padalinama santykiu SO1 sutinka su O1O, taip kaip 1 sutinka su 2. Šitą santykį galim pasižymėti brėžinyje taip. Vadinasi, dalis SO1 bus 1, aš tiesiog žymiu viena dalis, o O1O tai bus 2 dalis. Dabar brėžinyje turite pastebėti net 3 piramidės. Tai yra ta duotoji taisyklingoji keturkampė piramidė didžioji, taip ją vadinkim. Toliau atkirstoji mažoji piramidė. Na ir trečioji tai yra nupjautinė piramidė. Tai yra, jeigu iš didžiosios piramidės mes atimsim mažąją piramidę, tada mum ir liks ta nupjautinė piramidė. Ir skaičiuoti tos nupjautinės piramidės tūrį galime tiesiog pasinaudoję idėją, kad V nupjautinės yra lygi V didžiosios piramidės tūris minus V mažosios piramidės tūris. Vadinasi, mums reikės apskaičiuoti mažosios piramidės tūrį. Atkirstoji mažoji piramidė yra panaši į didelę piramidę. Ką mes gaunam iš to panašumo? Mažosios ir didžiosios piramidės aukštinių santykis yra lygus panašumo koeficientui K. O toliau tęsiant mintį, šitų dviejų panašių piramidžių plotų santykis, pagrindų plotų santykis būtų K kvadratu, o tūrų santykis mažosios ir didžiosios piramidės būtų panašumo koeficiento K kubas. Taigi pirmiausia, paskaičiuokim panašumo koeficientą. Rašyčiau taip. Mažosios piramidės aukštinė sutinka su didžiosios piramidės aukštinė. Įvardinkim, kas tai būtų iš brėžinio. SO1 sutinka su SO ir tas santykis būtų lygus 1 sutinka, nes SO1 tai būtų viena dalis, o SO tai būtų viena dalis plus 2, tai būtų iš viso 3 dalis. Vadinasi, aukštinių santykis yra lygus 1/3. Todėl V mažosios piramidės sutinka su V didžiosios piramidės ir tai būtų tiesiog panašumo koeficiento kubas. Todėl V mažoji sutinka su V didžiaja, įsistatau reikšmę 972 šaknis iš 2 ir tai yra lygu 1/3 pakelta kubų. Manyčiau, nesunku surasti, kad V mažosios piramidės yra lygu 972 šaknis iš 2 kart 1/27. Apskaičiavę gautumėt 36 šaknis iš 2 kubinių centimetrų. Dabar belieka apskaičiuoti nupjautinės piramidės tūrį. Taigi, nupjautinės piramidės tūris V nupjautinės yra lygu iš didžiosios piramidės tūrio, tai yra 972 šaknis iš 2 minus 36 šaknis iš 2. Na ir galim suskaičiuoti, kad tai yra 936 šaknis iš 2 ko? Kubinių centimetrų. Vat toks yra nupjautinės piramidės tūris.